Kas yra inhaliatoriai? Kokių rūšių būna ir kokiais atvejais reikalingi? Šiandien gydytojo pulmonologo ir terapeuto darbe yra daug pagalbininkų. Vienas iš jų yra inhaliatorius. Tai medicininis prietaisas, kuriuo galime tiekti vandens garus ir vaistus tiesiai į kvėpavimo takus. Yra dviejų tipų inhaliatoriai. Kompresoriniai, kai naudojant suspaustą orą, tirpalas paverčiamas smulkiu aerozoliu, kuris patenka į kvėpavimo takus. Arba ultragarsiniai, kurie ultragarso bangų pagalba suskaido tirpalą į smulkias daleles, kurias inhaliacijos metu galime įkvėpti, naudodami kandiklį ar kaukę. Inhaliatoriai gali būti naudojami tiek ligoninėse, tiek ambulatorijose, tiek namuose. Beveik visi mano pacientai, sergantis lėtinėmis plaučių ligomis, pavyzdžiui, bronchų astma, lėtinė obstrukcinė plaučių liga, namuose turi inhaliatorius. Ir terapiją jie gali atlikti namuose patys reikiamų dažnumų ir seka įkvėpdami paskirtus vaistus. Naudodami inhaliatorius, šiandien galime palengvinti bronchų astmos priepuolius. Kartais jų pagalba namuose galime gydyti net plaučių uždegimą, nes šie prietaisai padeda tiekti tiesiai į kvėpavimo takus tiek vandens garus, tiek antibakterinius ar bronchus plečiančius vaistus.